Valgau pirmoje pamatytoje kavinėje Jonavoje. Žaidimas, kuriame atsitiktinai išrenku vietą, kur pavalgyti, negaliu jos googlinti ir po to man reikia atspėti jos reitingą. Labai skamba girdėtai. Turbūt čia, ne? Galinį įėjimą ar varyti. Jei negaliu žiūrėti Google, man reikia žiūrėti pro galinį įėjimą. Įėjau į vidų ir negalėjau pasakyti, ar porcijos bus didžiulės, ar gausi tokio kasnio dydžio patiekalą ant didelės lėkštės už 30 eurų. Tikrai atrodė vieta naminė, jauki, galbūt net šeimos verslo vaibų turėjo. Atrodo kaip Ikėjos ekspozicija. Pusryčių meniu? Mimoza. Jeigu nenori nieko tokio sunkaus ant ryto. Kas čia yra einamiausia šitoj kaviniai? Žinokit, viskas, kas yra meniu, čia yra einamiausia. Man pasiėmė kapučino su medučiu, o aš pasiėmiau mineralinio vandens su juoda kava. Kaip čia pasakius, medutis buvo ne pirmos jaunystės. Bet mamai jis patiko. Juoda kava būna retai gera, ji būna dažnai pernelyg karti. Tiek juoda kava, tiek kapučino buvo tikrai labai skanios. Kadangi sakė, kad porcijos yra labai didelės, mes pasiėmėm pusę porcijos jautienos sriubos. Wow. Bet pirminė pomidorinė buvo biškis saldoka, dar plus čili, tai ne mano skonis. Ekrane matote reitingus. Aplinka graži, maistas neblogas, tortas kainavo pigiau už vandenį. Aš manau, kad aš dar čia sugrįšiu. Aš manau, kad kavinė yra įvertinta 4,2 žvaigždutė. 3,8. Iš tikrųjų yra 4,1, aš beveik atspėjau. O tortas yra pigesnis už vandenį. Kokį miestą man nuveikti kitą kartą?